Labas vakaras visiems. Labas, draugė. Vėl mes susitinkam. Mes ir vėl susitikom. Ir šiandien tokia visai nemoteriška tema, absoliutiškai. Kodėl ši veikla yra ateities verslo modelis? Tikriausiai niekam nekyla klausimų, apie kokį čia mes verslo modelį kalbame, ne? Nes jau ir pas mane dešimtmetis, ir pas tave dešimtmetis, ir mes šito dešimtmečio moterys, kurios bendraujam ir kalbamės. Va, ir Vida jau sveikinasi, labas vakaras. Tai va, tai komentaruose parašykite labas vakaras. Taip pat galite užduoti klausimus, būkite aktyvus, komentuokite. Parašykite patinka, verslas, jėga, myliu pinigus, ateitis šviesi. Žodžiu, viską rašykite komentaruose, o mes su Inga diskutuosime, bet jūs galite užduoti klausimus. Inga, tu žadė atsakyti visus klausimus? Aš tikrai pasistengsiu, kiek įmanoma ir tik noriu pasijungti, čia mes komentarus matysim kartu, ar nematysim. Labas, Justina rašo. Komentarai, va, viskas, matau. Labas, Irena. Jo, iš tikrųjų tokia tema, sakai, nemoteriška, ne? O kodėl nemoteriška? Mes irgi galim pakalbėti iš tikrųjų tomis temomis, nes kaip bebūtų, tikriausiai didžioji dalis, didesnis procentas žmonių, tai yra moteris, kurios vis tik pradeda, ne, tą tinklinę rinkodarą. Aš kalbu apie tai, kad tiesiog didesnis procentas, žinoma, yra ir vyrų, ir yra pas mus tikrai labai sėkmingų vyrų, kurie pradėjo ir sėkmingai keliauja ir mato viso šitos būtent verslo modelio naudą ir gaunamą rezultatą. Aš manau, kad tikrai kiekvienas gali tas, kuris nori. Jeigu tu turi noro, pas tave yra poreikis, tai šita veikla gali būti įrankis tavo svajonę įsigyvendinti. Nes kažkaip visi dažnai galvoja, kad Neolife'as tai yra kažkoks tikslas. Ne, Neolife'as tai yra įrankis, verslo modelis, kuris padeda tau pasiekti. Po truputį įsibėgėja mūsų žiūrovų. Visi galite parašyti komentarą, pakomentuoti ir taip pat užduoti klausimą arba galite pateikti kažkokį teiginį ir va čia mes galėsime išsikelti ant ekrano ir pakalbėti apie tai. Mes jau niekam nebeskubam, su vaikai pamokas padarytos. Žodžiu, moterų pokalbį. Tai žodžiu, šį vakarą kalbėsime tema, kuri, manau, šiuo metu yra aktuali kiekvienam. Kodėl ši veikla yra ateities verslo modelis? Kokia veikla? Mes kalbame apie tinklinį marketingą, ne? Gyvenimas keičiasi, darbo rinka keičiasi, o kartu keičiasi ir mūsų požiūris į tai, ne? Kas yra tikras darbas, laisvė ir iš tikrųjų finansinis saugumas, ne? Taip, šiandien žmonės vis dažniau ieško ne tik atlyginimo, bet ir lankstumo, prasmės, galimybės dirbti iš bet kur. Aš irgi noriu sėdėti po palme ir bendrauti su žmonėm, man tai labai gundo. Ir jaunus žmonės tai vilioja. Ir iš tikrųjų mes nebenorime būti, tose ofisuose, ten įsispaudę. Mano močiutė buhalterė dirbo veterinarijai visą savo gyvenimą, nuo 16 metų. Ir aš matydavau, kaip jinai ateina 8 valandą, nes aš kartu su ją išeidavau į mokyklą, o jinai kitoj pusėje veterinarijai. Jinai eidavo ir paskui aš nueidavau iš mokyklos pas ją, dar iki 5 vakarų būdavau, tada mes kartu pareidavau. Ir aš galvoju, tas žmogus nematė dienos šviesos. Ir niekas tokio verslo modelio nebenori, niekas nebenori dirbti tokio darbo ir visi kažkaip ieško tų visokių galimybių. Ir būtent čia atsiranda tas verslo modelis kaip tinklinis marketingas. Inga, kaip tu manai, kodėl šis modelis tampa vis aktualesnis būtent dabar?
Jo, iš tikrųjų, vat, nu, kaip ir tu vat, paminėjai, ne, nu, tas verslo modelis, jisai jau yra senai. Jis yra jau senai, tik tai tiek, kad tas šiandieninis mūsų pasaulis, jisai keičiasi, ne, ir tų technologijų labai daug, ir va ta darbo forma, ne, ypatingai irgi, va ta, ne, ta pandemija parodė, kad nu, gali būti kitaip. Mes galime dirbti lankščiai, sakykime, ne, galima dirbti iš namų ir tas toksai pokytis galbūt ir to įvyko, kad žmonės pradėjo ieškoti va, tos tokios gal veiklos, kuri būtų galima daryti ir iš namų, vat, kaip dabar mes, ne, vat, technologijos, mes galime kalbėti su daug žmonių, mes galime bendrauti, mes galime dalinti savo istorijomis ir kaip ir dabar, ne, vat, sveikinausi su Kristina. Kristina šiandieną žiūri iš Norvegijos ir nu, smagu, kad tiesiog vat, mes galime pasiekti daug žmonių. Tai va, ir va, tas toks pokytis, ne, kad mes tiesiog priimam tas naujas galimybės ir žmonės ieško tų naujų galimybių, tai galbūt tiesiog dar neišdrįsta, ne, kažkaip imtis, pradėti. Tai va, tai man šita veikla iš tikrųjų ir yra tokia, kad jinai, kodėl jinai tokia kaip ateities, ne, kodėl jinai tokia, sakykime, ateities toks verslo modelis, nes mes galime šitą veiklą daryti tiesiog pasiimdami kaip įrankį, kaip tu ir pasakei. Mums nereikia jokių sandėlių, gamyklų, kur mes gaminsim tos produktus ar dar kažką darysim. Mes pasiemam tai kaip įrankį. Tai produktas yra labai svarbus ir man labai patinka vienas tinklinio marketingo vėlgi guru pasakęs yra, kad pasirink produktą, kuris angliškai skaitau, that's going to be around, kuris bus nu, reikalingas žmonėms kiekvieną dieną. Ir mes realiai, va, sakykime, dabar matom situaciją, ne, kad visi tie produktai, kuriuos turime Neolife kompanijoje, tai yra produktai, kurie yra reikalingi kiekvieną dieną, nuo grindų iki mūsų smegenų. Tai ta prasme ir kaip ir va, tiesiog jau kalba, ne, kad tiek maisto papildai, tiek bus reikalingi kaip druska ir pipirai. Ir mes matom tiek maisto kokybę ir taip toliau. Tai va tas toksai įsiliejimas į tai, kad tai yra ateitis, tai yra produktai, kurie visada bus reikalingi ir ieško žmonės gerų produktų. Ir tiesiog pamatys ir tą vertę, kad tai yra, tada pamatys, kad tai yra ne tik produktai, bet tai yra ir galimybė tiesiog dalintis. Tai va, leidžia dirbti, ne, kaip ir minėjau, globaliai ir lokaliai ir visaip kaip. Tai va, tai aš sakau, ši veikla yra ta, kuri ateitis, tai yra ir verslo modelis, kuris leidžia dirbti lankščiai, kaip sakai, va, galiu dirbti ir po palmę, galiu dirbti ir prie stalo namuose ir galiu dalinti su visais reikalingų produktų ir tiesiog augti kaip žmogus. Tai yra, nu, tokie, kaip sakau, 3 esminiai dalykai, kai tu gali tikrai praturtinti save, nu, gali išplėsti save ir taip, nu, tiesiog toliau dalintis. Tai va, tai aš manau, kad, nu, čia šitoj vietoj. Bet tau, pavyzdžiui, aš norėčiau irgi užduoti klausimą, ne? Nu, sakykim dabar, ar gali sakyti, kad va, būtent šitas verslo modelis yra be rizikos? Kokie va, ar tie verslo privalumai? Kaip tu manai, kokie va tie verslo privalumai yra? Iš tikrųjų, aš manau, kad tinklinė rinkodara tikrai yra verslas be rizikos. Na, kaip tu ir minėjai, ten mažos investicijos, nieko mes ten nesandėliuojam, neturim atsakomybę prieš žmonės, ten visi tie dalykai, ką turi tradicinis verslas, ne? Tai reiškia, mes viso šito neturim bagažo, mes ramiai naktį miegam, viskas su mumis yra gerai ir tai iš tikrųjų nekelia kažkokio tam didžiulio streso. Bet iš tikrųjų pažiūrėkite, kas vyksta. Žmonės nebenori praleisti visą gyvenimą darbe, ne? Ir šitas
šita meilė produktams atsiranda labai greitai. Technologijos atvėrė galimybę dirbti iš namų. Ir ta elektroninė komercija tiesiog mums visiems tapo norma. Tinklinė rinkodara jungia viską, bendruomenę, produktus, internetinę, visą šitą prekybą, ne? Ir šita veikla mes nesame kažkaip tai skausmingai įsipareigoję, ar turime bijoti kažkokių tai bėdų, ne? Kaip, Jėtus Marija, tai aš turėjau, taigi tradicinį verslą. Aš turėjau grįžusi iš Airijos, tai aš ten suinvestavau didžiulius pinigus į pastatus ir viską 10 tūkstančių ir šiai dienai tos veiklos nebėra. O šitoj veikloje aš investavau, kiek registracija kainuoja 74 eurus, ne? Kažkas 78 eurai su produktais, 39 eurai tiesiog, jo. Ja. Ir čia tiesiog pasirinkau registracijos šitą mokestį, pasiėmiau produktus, pradėjau vartoti, man patiko, pradėjau dalinti su kitais. Ir kur yra šitoje vietoje rizika? Kur yra šitoje vietoje, kur nėra kažkokių tai įsipareigojimų? O tenai buvo labai daug rizikos, buvo vagystė labai skaudi, buvo atsakinga už darbuotojų, žmonės, kad jie turėtų atlyginimus, kad viskas būtų laiku sumokėta, buvo atvažiuodavo vadybininkai, bet per šitą savo veiklą mano komandoje atsirado žmogus, kuris atvažiuodavo pas manęs į tą kitą verslą ir kuriam aš kalbėdavau apie kitą galimybę ir jisai, žinote, pajautė kitą vertę. Įsivaizduokit. Aš turėjau maisto prekių parduotuvę ir jisai atvažiuodavo pas mane kaip vadybininkas į lentynas išstatyti alkoholį. Tokia tema dabar pakalbėkime. Ir kai tu ateini šitą bendruomenę, pas tavęs pasikeičia vertybės ir jisai sako, aš parduodu produktus, kurie ardo šeimas, kelia smurtą ir visus kitus neigiamus dalykus. Ir aš šituos pinigus parnešu į savo šeimą. Ir koks jausmas yra, ne, kurti ir uždirbti pinigus taip. Ir vėl šitoje vietoje sakau, kad tai yra verslas be rizikos. Tu čia nerizikuoji nei savo sveikata, nei kitų sveikata, ar šeimos gerovė, ar kitokiais kažkokiais tai dalykais. Dabar, Inga, klausimas tau. Yra elektroninė komercija ir skaitmeninis pasaulis. Kaip jisai gali mums pasitarnauti šitoje veikloje? Kaip manai, ar žmogus yra laisvas kurti šitą veiklą šitaip viešai? Čia trečias buvo klausimas. Trečias klausimas. Jo, iš tikrųjų, sakykime, žinai, kaip tas pasaulis skaitmenėja, ne, ir čia tikriausiai išlieka tasai, ar ši veikla, žinai, vis dar žmogiška, ta prasme, ar reikalinga yra žmogui visoje šitoj skaitmeniniai erdvėj. Tu kažką sakai? Ne. Viskas gerai. Jo, tai visoje šitoje skaitmeninėje erdvėje, sakau, iš tikrųjų tikrai ši veikla, kuo jinai yra ypatinga tuo, kad žmogus visada norės žmogaus, ne? Žmogus visada norės išgirsti žmogaus istoriją, iš žmogaus komentarą, pasidalinimą ar dar kažkokį tai, tą savo patirtį. Ir žmogus, kaip sakau, visada, ne visada, tiesiog žmogus, jisai šiandieną tikrai siekia ir to sveikesnio gyvenimo, ir to natūralesnio gyvenimo. Ir būtent, kai mes esame tokioje veikloje, kur mes ir judame tą linkme, nes mes ir norime šią veiklą, kad jinai būtų globaliai sveika ir auganti, ta prasme, sąmoningai auganti, kad žmogus
galėtų visą tai sužinojęs savo gyvenime tiesiog pritaikyti ir naudoti ir gyventi, taip kokybiškai, žinai, ir kokybiška turiu minį ir pati sveikata, ir pats gyvenimo tas būdas kokybiško, kokybiško to jausmo, žinai, taip tikriausiai, ne? Atsimutink. Čia užsimūti. Kalbant apie skaitmeninės technologijas, man tai iš tikrųjų, pažiūrėkit, mūsų pasaulis pasikeitė. Kaip mes apsiperkam, kaip mes priimam sprendimus nuo maisto, kuris Barbora atveža mums į namus, kaip mes renkamės papildus, drabužius, knygas. Šiai dienai tiesiog mūsų apsipirkimo ta vieta yra pasikeitusi. Ir mūsų įpročiai yra visai kitokie ir mes jau šiai dienai norim tos kokybės. Ir dar kas pasikeitė, mes nebetikim sumontuotom reklamom. Mes pradėjom žiūrėti į tuos nuomonių formuotojus, bet ir mes esam nuomonės formuotojai, ne? Aš irgi pasidalinu, iš kur ten kažką įsigijau ir tu manęs ten galbūt kažkur užklausi. Reiškia, kad mano pasirinkimai vėlgi tau daro įtakos pasirinkimuose, ne? Jeigu aš tau parodau mūsų Neolife arbatą, kad aš ją geriu kasdieną, man suteikia energijos ir tu nori pabandyti, nes tu pasitiki manim, tu esi realus žmogus, kurį aš galiu pakalbinti. Ir elektroninė prekyba, aš manau, dabar eina tiesiog aukščiausių būdų. Tiesiog būk savimi, būk pasitikintis, kalbėk tiesą, būk atviras visiems žmonėms. Ir aš manau, kad šiai dienai rekomenduoti produktą per elektroninę prekybą yra pats lengviausias ir pats nuostabiausias būdas, nes čia yra dingusi visiškai visa reklama, kuri mums yra transliuojama televizija. Aš vis daugiau girdžiu žmonių, kad nebenori tos televizijos, nes ten kažkaip taip sumontuota, ne, yra. O čia mes esam tokie tikri žmonės, kur galim paimti ir pakalbinti, jeigu aš matau, kad tu dalinies tai, kas man šiai dienai yra aktualu. Ir dar kitas dalykas, tai tiesiog gal dar pakalbėkime apie tą sveikatingumą ir mūsų vertybės, ne? Nes šičia irgi požiūris pasikeitęs yra. Ne tik kaip mes apsiperkam, ne tik kokį mes verslą norim turėti, bet ir tas sveikatingumo požiūris. Ir būtent manau, kad šitas verslo modelis geriausiai parodo, kad mes galime gauti gerą produktą tiesiai iš gamintojo. Kaip tu manai, kodėl verta tinkliniai marketinge įsigyti produktą? Aš žinai, kai atėjau, iš tikrųjų, tik atėjusi aš supratau visą šitą vertę, nes visų pirmiausia dėl to, kad kadangi tinklinio marketingo versle visa produkcija yra pati, sakykime, būtent, kalbant apie Neolife aš kalbu, nes aš su juo ir gyvenu jau ir žinau ir per tai susipažinau su visu šituo principu. Tai ir tai, kad, sakykime, tinklinio marketingo kompanija neskiria nei jokiems reklamoms pinigų, nei kažkokiem tai, kas ten dar yra, prekybininkam, parduotuvėm, kažkokiom tai, ir jie gali didesnę dalį pinigų skirti būtent produktų tyrimams, kokybiškom žaliavoms atrinkti, visom tam technologijom, kaip yra produktai pagaminti, mokslininkai, kurie būtent dirba visų tų formulių sudarinėjime ir būtent to produkto kokybės padarime. Tai visą šitą kompanija gali skirti būtent tam. O, tarkim, tada kita dalis, kuri atlieka visą šitą, skiria vienam žmogui, kuris pasidalina šituo produktu su kitais. Tai būtent, aš kaip sakau, šitas, žinai, sveikatingumo ir verslumo srity, tai yra antiek suderinta ir tu gali tikrai gauti ir labai kokybišką daiktą ir iš to sukurti pajamas. Tai
vat šitoje vietoje man labai patinka, ne, kad žmonių požiūris į sveikatą yra labai pasikeitęs. Šiai dienai jie nori labai kokybiškų, tikrų produktų. Ir įsivaizduokit, jūs ateinat į tinklinį marketingą, kaip pavyzdžiui Neolife'as. Jisai pirmas turėjo mokslo patarėjų tarybą, kurie jie atsako už produktą. Ne? Ir jie yra nepriklauso Neolife. Jie Neolife'ui kuria produktą, ant kurio jis deda savo vardą. Šitie mokslininkai turi ten 40-50 metų kažkokią tai patirtį savo gyvenime pašventę būtent šitiems tyrimams ir produktų kūrimams. Ir tu gali ateiti čia ir pasitikėti. Tad šitoje vietoje gal labai yra svarbu paminėti, su kokia tinklinė kompanija tu pradedi šitą veiklą ir kokias vertybės jinai turi. Ir jeigu jos atitinka su tavo vertybėmis, tu gali startuoti. Tu gali būti drąsus, pasitikintis. Ir man, pavyzdžiui, kas patinka su Neolife tinkliniu marketingu, kad čia nėra kompanija parduodama kažkokiems akcininkams, kurie paskui nurodinėja, kad gal neinvestuojam produktų kokybę, bet kokį marketingam painvestuojama, ne? Čia tu nenusipirksi Neolife akcijų ir tu nenurodinėsi jiems, kaip reikia daryti, nes jie nuo 58 metų vadovaujasi savo vertybėmis, jie parduoda produktą, iš karto gauna pinigus ir investuoja į kokybę. Man tai pasako labai daug, kad aš galiu pasitikėti, kad aš galiu kurti ateitį, kad šitą verslą dar plus gali paveldėti mano vaikai. Man tai yra labai labai stipru. Ir šiai dienai pasaulis žmonės ieško sveikatos, kokybės, tvarumo, ne? Tai, ką mes kalbam Smart Start Zoom'uose. Tai yra tai. Ir sekantis, va dabar truputį anonsuosiu, kad Smart Startą, jeigu norite kažkokią tvarę pradžią su kokybė, kuri eina, žiūri į žmogų, tai bus lapkričio 10 dieną, 19 valandą. Komentaruose tiesiog parašykit noriu. Viskas. Ir mes su jumis susieksime, tai vyks ir kada tai vyks ir kaip visa tai vyks. Taip, tikrai jo. Ir aš dar galvoju truputėlį tą mintis, žinai, kai tu sakai, kad apie tą pamatą, kalbant apie pačią tą kompaniją, apie tą pasitikėjimą, tai jo, iš tikrųjų aš ir už tai ir esu čia, ir esu tvirta žinojime, pasirinkime ir žinau, kad šita veikla, šita pati kompanija su visais produktais ir šita veikla, jinai, žinai, tokia yra kaip visam gyvenimui, nes tiesiog jauti tą širdim, žinai, kad tavo vertybės sutampa su kompanijos vertybėmis, žinai, kas yra svarbiausia. Žmogus, produktai, sąžiningumas, veikiantis ir verslo planas ir visa kita, tiesiog tas toks, žinai, didelis paveikslas. Tai tikrai, kaip sakau, tai čia toksai užbėgant, norėjau tau užduoti tą klausimą, kad kaip tu manai, ar gali apjungti, kad šitie du pasaulyje, nesveikata ir verslumas, ar atpažįsti tu jį, ar gali sujungti juos, tai atsakyk. Aš įsivaizduoju, žinai, kaip ir pasakau, kad ant tiek suderinami dalykai, kad tu gali ir dalinti sveikata, ir tu kurti visą tą aplinkui save, nes toks yra, žinai, tokia misija yra, kad tiesiog visi aplinkui galėtų tuo mėgautis, džiaugtis ir būti, žinai, sveiki ir laimingi. Tai žodžiu, turim du pasaulius, ne? Turim sveikatą ir turim verslą. Ir jie čia taip gali kartu sueiti. Tai aš manau, kad jie vienas be kito gyventi negali. Supranti? Nes jeigu tu kursi verslą, bet tu neturėsi sveikatos, tai kam ją kurti? O jeigu tu turi sveikatą ir nekuri verslo, nesidalini tuo, tai kiek tau šitą laimę gali suteikti džiaugsmą. Nes šitoj veikloje yra taip. Įsigyju produktą,
pavartoju, patiriu jo naudai ir dalinuosi su kitais. Tai yra taip paprasta. Nes kai tu turi sveikatą, tu nori daryti ir veiklą, tu nori, kad žmonės jungtųsi čia kartu ir irgi patirtų tą gerą gyvenimą, kad galėtų keliauti, kad galėtų sau leisti įgyvendinti svajones, kad galėtų aktyviai kurti, santykiai. Šiai dienai, įsivaizduok, aš tikrai negalvoju, kad po 15 metų mes su Danieliu pusryčiausim, darysim mankštą, mes leisim laiką kartu, kad jam nereikės eiti į samdomą darbą, kad mes galėsim šitoj veikloje būti kartu, galėsim keliauti, mokytis, kurti, tobulėti. Tai buvo mano santykių svajonė. Ir Neolife'as kaip įrankis man visą tai davė. Ir mano komandoje yra jau žmonių, kurie gyvena iš Neolife'o pajamų. Todėl, kad jie patyrė naudą ir pasidalino su kitais. Ir susijungė du pasauliai. Jie įgavo sveikatą, pasitikėjimą ir tada kūrėsi. Tas verslas kūrėsi tiesiog, taip natūraliai. Nes mums čia nieks neužsiuvo, supranti, mes čia turim kalbėti, mes turim sakyti. Taip, tikrai, ir žinai, ir iš to išeina, kad tas darbo modelis, jisai toksai yra kaip, gyvenimo būdas, tas verslas tampa gyvenimo būdu, bet su to požiūriu, kad tai yra, vis tiek verslas, ne? Ir mes sutinkam tos žmonės, ne, sakykim, ir tavo komandoje žmonės, kurie mes mokomės, ne, dalinamės ir taip ir darosi tas verslas. Ir kaip, atrodo, netgi labai patiko, kaip irgi vienas, tarp kitko irgi tinklinio marketingo iš tų gurų pasakė, kad sako, tinkliniam marketinge, jisai turi ir kitų verslų, kurios daro šalia, nes tinklinio marketingo pagalba, tu gali susikurti ir pajamas, kurias tu paskui gali tiesiog paimti ir juos investuoti vėlgi kažkur kitur. Tai yra, tu gali kurti kelis tada pajamų šaltinius, nekilnojamas turtas ir taip toliau. Yra daug dalykų, žmonės pasirenka. Tačiau, ką jisai pasakė, kai aš buvau tinklinėme marketinge ir dalyvavau įvairiuose mokymuose, kuriuos mes gauname nemokamai ir dalyjasi žmonės iš įvairių sričių, čia aš įgavau daugiausia neįkainojamos informacijos, patirties ir žinių, kurios man padėjo kurti toliau savo verslus. Tai ir galim pagalvoti, kokia tai yra asmeninio augimo galimybė, būnant tarp tų žmonių, kurie mokosi vieni iš kitų, auga, dalinasi žiniomis, dalinasi patirtimi ir taip tiesiog tu augi kaip žmogus. Tai čia, žinai, atrodo tokia verslo dalis, iš kurio, kaip sakau, tu neatimsi žmogaus, ne, tu gali atimti pinigus, gali atimti visą kitą, bet to, ką tu išmoksti, tu neatimsi žmogaus ir tu gali vėl sukurti visą tai. Man atrodo, dar yra ne vienas ir Donaldas Trumpas yra sakęs, jeigu iš tavęs viską atimtum, kokią verslų užsiimtum? Jisai pasakė tinklinis marketingas, nes tai vėlgi nereikalauja didelių investicijų ir mažai rizikos. Taip, tikrai. Ir iš tikrųjų man dar paskui galvoju, gal dar tokia, netgi užsirašiau, Brian Tracy's pasakęs, yra tokia informacija, žinutė tokia, kad ateitis su tinkliniu marketingu yra nelimituota, ne? Kad čia nėra jokios pabaigos, nes čia nėra kaip ir mes pradėjom, mes mokomės, mes augam, mes įgyjam žinių, mes dalinamės ir pajamos auga, ir pats augi, ir čia nėra pabaigos. Mūsų komandoje Afrikoje yra žmogus, kuris jau Boltonas, kiek jisai metų jau yra Neolife'e, jis yra pasiekęs jau top viską. Ir vis tiek žmogus gyvena, dalinasi ir daro tą patį, ką ir tik prisijungia žmogus, nes jo misija tiesiog pasaulyje yra, kad kuo daugiau žmonių galėtų gyventi taip, kaip jis. Tai
Tai va tokia atrodo, ne, misija net šiurpaliukai perėjo. Tai čia va irgi kalba, ne, sako, tinklinė rinkoda yra senas modelis. Nu, čia kažkas ten su piramidėm visokiom maišo, bet jeigu maišo, tai žinokit, tai šitas žmogus niekada nėra susidūręs su tikrąja tinkliniu marketingu. Tai mes turime, kad, man atrodo, kad tinklinė rinkodara iš esmės atitinka visus ateities kriterijus, absoliutiškai visus. Tai jeigu mes žiūrim į ateitį, tai yra lankstumas, darbas iš bet kur, neribotos pajamos pažymiu dar kartelį, galimybė augti kaip žmogui. Čia reiškia, jūs net, noriu dar kartą pažymėti, jūs neturite užbrėžti kažkokio atlyginimą, tai yra neribota. Ir galimybė augti kaip žmogui, kaip Inga sakė. Tai, ko šiandien ieškau, tai yra nauja, ko man reikia. Ir pabaigai mūsų tikriausiai reikėtų užbaigti tą įkvepiančią žinutę, ne? Kad šiandien turbūt labiausiai norėjom parodyti, kad ta veikla nėra kažkokia vakar dienos sprendimas. Tai yra rytojaus mūsų kryptis. Pasaulis keičiasi ir mes kartu su juo. Taip, tikrai. Ir iš tikrųjų, kiekviena moteris, vyras, kuris ieško, atrodo, daugiau, ar tai laiko, ar tai laisvės, ar tai tiesiog prasmingos kažkokios tai veiklos, tai aš manau, kad šis verslo modelis yra tikrai pats toks lankščiausias ir pats tinkamiausias tam atrasti ir išlaisvinti save. Tai va, tai... Labai čia ačiū. Buvai pasidalinus kažkokį labai ilgą komentarą, ne? Tikrai dar perskaitykim, dar tikrai skirkim tą laiką. Tuo pačiu noriu visiems padėkoti, kurie buvo visą laiką prisijungę, rašė komentarus. Ir tiesiog noriu, kad jūs komentaruose dar išreikštumėt savo nuomonę, kaip jūs manote, ar šita veikla jūsų akimis, kaip jūs manote, ar tai yra ateities verslas. Ir ar šitas pokalbis mums kažkiek parodė to tinklinio marketingo pusę. Tai Irenos komentaras, kad, suprantu, kad čia jau yra kitos kartos žmogus. Ir mūsų karta dirbo keliose darbuose, naudodami fizinę jėgą, dažniausiai ir taip papildydami šeimos pajamas. Po keletą darbų. Aš maniau, kad tokia verslo forma yra paprasta, naudojant produktus, kurie gerina sveikatą, kuria draugystė. Man buvo ir yra wow. Kaip jūs manote, ar tai gali nutrūkti? Ar visą tai gali nutrūkti? Inga, ar gali tinklinis marketingas imti ir pasibaigti? Čia mūsų įkūrėjo, žinok, istorija yra. Tikrai nemanau, iš tikrųjų. Tu gal pasidalink, tu ją gal tiksliau žinai, bet iš tikrųjų, ta prasme, tinklinio marketingo tai nėra pabaigos, nėra. Pati gal kaip sistema jinai negali dingti, ne? Tai mūsų kompanijos įkūrėjas Jerry Brasfieldas, būdamas dar labai jaunas, žlugo gal 2 kartus. Kiek atsimenu, gal 2 ar 3 kartus, ne? Tai reiškia, jisai pradeda veiklą su tinkliniu marketingus, visus prijungia žmonės, kurie jos pasitikė ir tenai viskas baigėsi. Ar ten bankrutuoja, arba netitinka vertybės, žodžiu, kažkas įvyksta. Ir tada jisai vėl keliasi ir vėl eina į kitą kompaniją ir vėl kviečia tuos vėl visus žmonės ir jungia, ne? Ir jam puikiai sekasi. Ir vėl viskas ten žlunga. Kol vieną dieną jisai pasakė gana. Jis pats įkūrė šitą kompaniją, nustatė labai aiškias vertybės ir aš noriu, kad tai liktų po manęs ir visiems kitiems būsimiems, kurie čia prisijungs, nes tai yra amžina. Ir kai aš tą žinutę išgirdau jo tą istoriją, galvoju, Dieve, kaip aš esu gerai. Kad man nereikia, suprantat, patirti tos patirties. Nes aš savo aplinkoje ne vieną žmogų matau, kuris jau pakeitė kompaniją. Nes ten kažkas vyksta nestabilaus.
O čia per 15 metų niekas nesusviravo, tik paaugo, tik patobulėjo, tik įgavo didesnį pagrindą. Taip. Tai va, tikros vertybės amžinos, Vida Furmaniuk parašė. Tai būtent tos, kurios vertybės yra nukreiptos į žmogų, visada bus amžinos. Tai gyvenkime toje amžinybėje. Kviečiame gyventi amžinybėje. Kviečiame dalyvauti renginyje, kuris jau bus lapkričio 10 dieną. Tiesiog pažiūrėkite, kas tas Smart Startas, kaip jis atrodo. Pabūkite ten. Pajauskite, ar tai yra jūs. Ir startuokite. Kaip Inga sakė, tai čia yra tik metams. Pabandai, jeigu tavo ir eini. Taip, ir čia nėra jokių išlaidų, kaip sakau. Čia yra tik investicija į save. Nes mes sakykime, registracija su produktais, tada registracijos mokesčio nėra, bet tu investuoji į save, tai yra į savo sveikatą, pagrindinis dalykas, į savo sveikatą. Ir gali taip atrodyti gerai kaip Inga, kai busit 40, nes jinai jau priinvestavo į save, jinai naudoja Neolife organišką kosmetiką. Va taip. Gerai, paleidžiam visus, ramaus poilsio, palikite komentarą, galbūt norite kažkokią kitą temą, kad mes pakalbėtumėm ir iki sekančio laivo. Iki. Ačiū tau, Giedrė, už vakarą.